Paliesime dar vieną labai svarbią temą – abortas. Abortas tai yra ne tik sprendimas, tai neišgydyta atmintis, kuri pasilieka kūne ir sieloje. Tai liečia ne tik moterį, bet ir vyrą. Kai įvyksta abortas, dauguma galvoja, kad tai vien moters pasirinkimas. Bet tiesa yra kita. Energetiškai ši atsakomybė priklauso abiems – ir vyrui, ir moteriai. Nes gyvybė užsimezgia iš jų abiejų lauko, iš jų kūnų, iš jų sielų. Ir kai ši gyvybė nutraukiama ne tik fiziškai, nutraukiami kanalai, ryšiai ir srautas, bet jų aidai energetiškai lieka labai giliai. Ką tai reiškia moteriai? Ji dažniausiai lieka viena. Ir ne tik su sprendimu, bet ir su energetinė žaizda. Ir jos gimda tą visada prisimena ir prisimins. Ji užsidaro ir ji nebepriima. Ir tai ne iš pykčio, o iš skausmo. Ir tada būna metai iš metų, kad jau nebepavyksta pastoti. Nors gydytojai sako, tau viskas gerai. Tačiau viduje ne viskas gerai. Nes ten yra užšalusi gyvybės energija. Ten yra nepaleista siela energetiškai, kuri vis dar klausia. Ir klaus visada, kodėl, už ką. Ir ten gyvena baimė vėl išgyventi netektį. Kartais tai pasireiškia jau net kartais nuolatiniu nuovargiu, gėdos ir kalties jausmu, kas be ko žmogus, moteris su tuo gyvena toliau. Emociniu nestabilumu, baimė kurti galbūt naujus artimus ryšius. Ir kartais nesuvokia tos vidinės tuštumos, už ką, nuo ko jinai ir kada tas įvyksta, dažniausiai moteris stengiasi taip užmiršti. Bet ta vidinė tuštuma ir tam tikri dalykai visada tą primena ir primins. Ir jeigu moteris nesusitvarko energetiškai to, tai patikėkit, kitoms tai ir tikrai nepavyks pastoti ir tai bus to priežastis, nes ta siela energetiškai ir yra pas jūs gimdoje, jūs turite tą suvokti. Ką reiškia vyrui? Vyras, kuris prisidėjo prie gyvybės atsiradimo, net jei nenorėjo tos moters ir tapti tėvu. Ir kai jis leidžia ar net reikalauja iš moters, kad būtų gyvybė pašalinta, jis energetiškai atsiriboja ne tik nuo savo tėviškosios linijos, bet ir jo viduje, jo čakroje užstringa. Ir jam, vyrams, kartais pasireiškia irgi, kad sunku sukurti tikrus arba gilius naujus santykius. Tikrai nesiseka ir nesiseks šeimose, jeigu tai buvo galbūt šeimos partneris ir tu buvai tiesiog tik meilužė. Tai jau turimoj šeimoj jis laimės nebeturės. Kerta dažniausiai per finansinius nestabilumus, atsiranda vyre agresija ir netgi prieš savo moterį. Ir tiesiog gali būti taip pat, kad jau nebeturės šansų susilaukti vaikų ir kad ir kaip bebandytų, jam taip pat duos per energetinį kanalą, seksualinį kanalą ir gali būti, kad tiesiog nepavyks apvaisinti moters. Nes siela taip pat, kuri buvo atmesta, energetiškai uždaro ir pas vyrą kanalą naujai sielai ateiti. Ta atmintis gyvena moters gimdoje, gyvena vyro čakroje, gyvena taip pat vyro lytiniuose organuose. Dažniausiai būna, kad paliečia per sapnus, per
esamų šeimų laukuose ir net jeigu yra toks, kad pavyko kažkam dar po to susilaukti vaikų, tai jau tas ateina per tuos vaikus, kurie dar gimsta galbūt vėliau ir jau tie vaikai su ta energija gyvens. Tai tie abu žmonės, jeigu neapvalo to ryšio energetinio, nesusitvarko, tai jie gali toliau nešiotis tas pasekmes metus ir net nauji partneriai jaučia tai, nes senasis ryšys visada neišspręstas eis, kur beeitumėt jūs. Ir kaip aš sakau, nuo šešėlio dar niekam nepavyko savo pabėgti. Tai vat ką daryti, abu ir vyras ir moteris turi visų pirma pripažinti, kad ši gyvybė egzistavo, kad ji nebuvo klaida, ji buvo pasirinkimas. Ir pasirinkimai turi pasekmes, o pasekmes reikia paleisti energetiškai ir išvalyti energetiškai. Ir tą aš padedu žmonėm atlikti, padaryti. Ir labai daug moterų tą suprato ir jau kurios tą atliko, tik dar stipriau suprato, kodėl jos iki šiol negalėjo susilaukti vaikelio. Tas pats palietė ir vyrus, žinom. Aišku, ne visi vyrų šitie moterų, tie partneriai į tai žiūri rimtai. Jie vis tiek visą atsakomybę meta moteriai ant pečių, bet tik noriu pasakyti, mėly vyrai, jūs su tuo gyvensite toliau ir po to perduosite, norite ar nenorite, galbūt savo vaikams, o galbūt ir tiesiog liksite vieniši, senoliai ir taip pasensit vieniši. Nes tokie dalykai negalimi žemėje. Tai labai svarbu. Apmastykit, susimastykit, apgalvokit ir jeigu tikrai esate tą padarę, tai kuo skubiau susitvarkykite energetiškai ir tada jūs pamatysite, kad viskas bus gerai. Laukiu jūsų.